Sveiki Ramūnai. Papasakosiu apie laistymo sistemos viziją, idėją ir kaip įsivaizduoju jinai turėtų atrodyti. Tai čia taip atrodo mano sklypas. Jis yra iki miško ir ta vieta, kur šlėkščiuota, yra jo ribos. Toj pusėje iki krūmų, bet ten nebus laistymo, tai kaip ir nesvarbu. Taip, jo forma atrodo taip iš viršaus arba šitaip, jeigu būt jau visai tiksliems. Tai raudona linija pažymėta perimetras, kaip į žarną aplink perimetrą, o per vidurį buvo pažymėta magistralės linija. Tai mes esame dabar šitame taške ir magistralės linija turėtų eiti tiesiai per visą sklypą į ten kažkur tais, į krūmus. Ir nuo jos maždaug kur plėvelė, tarp plėvelės juodos ir krūmų atsišakojimas į tvenkinį. Tvenkinys yra už to kalno ir nesimato. Jisai yra šičia brėžinyje. Čia atsišakojimas, ta jungtis ir va taip. O mes esame šičia. Tai čia prie magistralinės tos žarnos, kuri bus pakasta po žemėm, tai su plūgu kelis kartus praarsiu ir gausiu tokį kažkokį griovį ar griovelį, į kurį įdėsiu magistralinę žarną. Jos galas kažkur tais bus apie tikriausiai 1,5 2 metrai nuo sklypo ribos. Bet apie ją parodysiu tuojaus plačiau. Taip, čia yra toks eskiziukas. Ir ką mes čia turim? Tai turime maždaug šitą vietą. Čia stovime. Čia yra sklypo riba. Ties šitą vietą. Ant sklypo ribos aš noriu uždėti žarną, kuria eis aplink perimetrą. Parodysiu kokią. Taip, tokią žarną dėsiu aplink perimetrą. Jinai yra 25 mm storio ir 2,3 sienelės storis. Joje yra įdėti tokie vožtuvėliai. Tuo įsukam. Taip, tokie vožtuvėliai. Jie atrodo štai šitaip. Kai paspaudė, tada bėga, atleidė, nebėga. Jų maždaug struktūra būtų tokia. Tai korpusiukas, ašelė, spyruoklė, paspaudžiam, bėga, atleidžiam, nebėga, išbėga apie 80 litrų vandens per valandą, jeigu naudoju šniūrelį. Tai čia dabartinis būdas, su kuriuo paspaudžiu šitą stumokliuką, sakykim. Kitas metodas, kurį naudoju, tai štai toks. Čia yra korpusiukas ir čia įdėtas bintas. Jo galai užrišti ir gaunas toksai kaip membrana, kaip filtras. Kitas variantas, kuris, tarkim, turi su nulūžusiom šitom plasmasytėm ir yra tik tai pinukas, tai apsuku su bintu, pasispaudžiu pinukas, bintas gaunasi kaip filtras, kurio, nereikia, bet jisai toks jau yra. Ir laša. Išlašėjimas šitų variantų ir šito originalaus paspausto yra maždaug apie 8-10 litrų. Taip dar tiksliai ir nepamatavau normaliai. Čia matosi, kaip atrodo pinukas, kuris nulūžusią plasmasėlę, bet visas pats mechaninis vožtuvėlis veikia. Tai jį apvyniojus su bintu jisai puikiai nusispaudžia. O čia yra variantas su bintu. Jisai štai šitaip atrodo.
Čia yra kitas modelis, bet taip pačiai veikia kaip ir baltas, tik tai baltas sukant skauda pirštus po kurio laiko. Tuomet pasikeitė į mėlynus ir dar galima pasukti. Taip, grįžtam prie perimetro. Sklypo formą rodžiau, aplink jo formą bus žarna, čia yra ta žarna, tai tokia žarna, štai juoda žarna yra šičia pavaizduota ir čia, o štai šičia yra tie mechaniniai vožtuvėliai. Taip, tada ties sujungimu su magistrale įsišakoja perimetras į vieną pusę eina ir į kitą pusę eina. Viena pusė yra kažkas tai apie 400 su centais ilgis, vėliau patikslinsiu ilgius. Taip, tai čia žarna eina aplink perimetrą, kitoj pusėje sklypo irgi taip pat, čia ir čia. Tai perimetro žarna yra užmaitinta su magistralinė žarna vienam ir kitam gale. Tai jeigu čia yra perimetras, tai užmaitinimas yra šičia ir šičia. Magistralinė žarna, kuri yra pajungta ties beveik viduriu, arčiau į šitą pusę, į tvenkinuką, į siurblį. Taip, šitai pajungimas ir tarp magistralinės žarnos ir vienos ir kitos pusės yra įdėtas T sujungimas ir panaudoti 2 kraneliai, kad galima būtų užsukti vieną pusę ir laistyti tik tai vieną pusę stipriau arba kitą pusę ir turėti kažkokį tais minimalų pasirinkimą. Tokie viskie kraneliai, kurie iš pradžių bus mechaniniai, vėliau bus pakeisti į elektromagnetinius kažkokius tai vožtuvus, gali būti tokius, taip gali būti tokie vožtuvai, jie yra iš skalbimo mašinos ir jų pralaidumas dabar neatsimenu, bet yra pakankamas, man atrodo, vienai eiliai užmaitinti. Taip, pralaidumas yra 12 litrų per minutę. 7 su centais kažkas tai gaunas. Tai 70 metrų grubiai gali užmaitinti, jeigu kas metrą po vožtuvėlį. Ir taip, jeigu kas metrą po vožtuvėlį ir tas vožtuvėlis apie 8 ar 10 litrų, tarkim 10 litrų išbėgina vandens, tai gaunasi kas metrą, 10 metrų, 100 litrų. Gerai, matematiką dar pasitikslinsiu ir pagalvosiu, ar naudosiu tos vožtuvėlius, bet norėčiau, nes jie nemokami ir antrą kartą naudoju, tai labai žavinga ir visai kaip gerai. Taip, toliau grįžtam. Tai šitie kraneliai bus pakeisti į vožtuvėlius. Šitie konkrečiai tikriausiai ne į tokius, kaip rodžiau, bet į kažkokius tai didelio pralaidumo, tikėtina brangius. Ir jo, vėliau automatiškai turėtų kažkiek tais viskas valdytis. Bet dabar bus rankoje pasukami vožtuvėliai, kurių angų diametras tikėtina panašus kaip šio sujungimo. Prie didžiausio diametro nuo magistralės pririštas bus šitasgi kraneliai. Tai vat yra 2 variantai, kaip galbūt darysiu šitus galus. Tai reikia vieną iš jų pasirinkti. Pirmas tai yra tiesiog magistralė žarna po truputį išgilėja. Iš pradžių giliai pakasta, po to truputį išlenda į viršų ir čia virš žemės yra pajungti tikriausiai T formos jungtis, kraneliai ir žarnos tokios juodos aplink perimetrą. Arba kitas variantas, kuris man dabar labiau patinka, visur daryti tokius bokštelius. Tai čia yra magistralinė žarna pajungta,
čia magistralinė žarna, pajungta prie šito galo, jinai tada užsilenkia į viršų 90 laipsnių kampu ir jeigu, tarkim, ties šita vieta baigėsi žemė, tai dar iškilus yra kokį, tarkim, pusę metro gal, arba metrą. Bus matyti, kiek jinai iškilus, jeigu tiesiai gali būti, tai gali ir aukštesnė būti. Ir ant viršaus yra aklė, kuri vėliau gali būti pakeista į kažkokį tais perėjimą, į žarnelę, prie kurio yra pritvirtintas ten rūko purkštukas ar kažkoks panašus dalykas. Tai tokio aukšto dalyko norėčiau ir tada atrodo labai patogu ties žemę pasirinkti, truputį aukščiau, galbūt nuo žemės ten 5 kokiais centimetrais, įdėti movas, kurių idealu, kad abiejuose pusėse būtų pajungimai tokiom žarnoms arba membraninės žarnoms. Jeigu nėra iš abiejų galų, tai bent jau vienam gale. Arba jeigu iš 2 dalių, tai tiesiog iš 2 sudėsiu vieną ar bus abiejuose galuose ir galėsiu pajungti tam pačiam aukštį. Tai magistralinė žarna, mova, čia kraneliai ir tada jau žarnos laistymo. Tai kuo skiriasi, kad nėra tokio T formos sujungėjo ir ten perėjimų į plonesnį kažkokį vamsdelį, o tiesiog 90 laipsnių šita gelkūnė ir į viršų pakeltas bokštelis, kuris gaunasi kaip vandens paėmimo kokia tai stotelė. Prie jos gali per visą aukštį prisijungti. Beleką. Tai mane žavi šitoj vietoj. Tai bus padaryti galai, pajungimai per metrą. Tai šitam gale ir šitam gale prie krūmų. O per vidurį bus 2 sujungimai, arba 3. Tai čia pajungimas perimetro, arba stačias, arba gulščias, tai bus stačias. Ant kiekvienos šitos eilės, nežinau kaip gražiai suformuluoti. Žodžiu, čia yra magistralė, siurblys, magistralė, siurblys, tvenkinys. Čia bokštelis perimetre, sujungimas vienas T formos magistralės su atšaka, kur siurblys paduoda, padavimu. Ir čia galbūt bus irgi įsišakojimas arba kažkoks tai... nuo to bokštelio bus pajungta. Tai bokšteliai yra super duper dalykas. Nuo bokštelio bus pajungta hidroforo talpa. Tai šita ir šita, šitie 2 kvadračiukai reiškia bačką, kuri atrodo štai taip. Tai kubinė, toninė, gal kubinė daugiau, bačka. Ir kurios paskirtis bus dviejypė. Tai šičia krūmuose stovės viena bačka, o šičia prie siurblio kažkur tais irgi mažų krūmuose kažkaip apauginta stovės kita bačka. Nežinau, ar jas pakelt ar nepakelt, tai tikėtina, kad su laiku jos gali kilti. Čia tada siurblys, čia yra kem 5 laipsnių atšaka alkūnė suformuojanti primaitinimo sistemą, tai jos turiu dar. Taip, čia yra primaitinimo sistema parodyta šitoj vietoj, čia yra hidroforo sistema parodyta, o čia yra, nepasitikėsit, bet kvadratėlis tas bačka, o čia yra krūmais apaugęs, kurie sumedėja ir suformuoja kaip laikiklį. Tai taip man gavosi nupiešti, bus geriau, kai padarysiu ir galėsiu parodyti. Čia tada bendra sistema kaip atrodo, tai galim bendrą sistemą gal apeiti. Magistralė,
galuose pasijungia į perimetrą, bokštelis galuose ir bokšteliai ties kiekviena eile. Eilės per sklypą bus nukreiptos į... Pamiršau, kurią ten pusę, bet... į pietus tikėtina. Rytai, vakarai... Nu, žodžiu, į pietus. Sakykime, į pietus. Į gerą pusę nukreipta, bet neatsimenu kurią. Taigi, nukreipta ties kiekvieną eilę susikirtimų su magistrale bus štiegi atšakos, stulpeliai. Štai tokie. Magistralė, mova. Būt gerai magistralės storio arba kuo storesnis vamzdis stačiai. Aklė, kuri bus pakeista galbūt vėliau į ten purkštukus kokius tais. Tada kitos movos, per kurias pasijungi, arba dviguba, per kurias pasijungi laistymo eiles. Kiekviena eilė turi po kranelį, kiekviena pusė. Šitie kraneliai tai tikrai bus pakeisti į tuos elektromagnetinius iš skalbimo mašinos, nes jiems užteks pilnai. Taip, apie bokštelius pakalbėta. Grįžtam prie bačkų. Bačkos krūmuose, apaugusios apipintos šakom. Ir tada primaitinimo bačka, tai kažkaip vadinas tas mazgas, kur įduodi kokias trąšas ar kažkas tokio, bet aš noriu padaryti taip, kad būtų kubinė bačka. Tada prijungta kranelis, būtų idealu daugiasūkis, kad daug kartų apsisukt galima būtų, jog uždarytum. Ir taip įsivaizduoju, kad pakankamai tiksliai reguliuoti padavimo spartą. Tai vėlgi prie šito gali būti koks tai servo mechanizmas prisuktas, kuris ten uždarys, darys ir panašiai. Tada toks sujungimas, kur prie tiesios magistralės prisijungia atšaka 45 laipsnių. Tai jeigu tekėjimo kryptis štai tokia, tai aš turiu tokią iliuziją, kad čia turėtų traukti skystį. Va taip. Ir taip, reguliuojant, kiek čia atiduoda skysčio, kiek iščiulpia, taip reguliuoji maždaug kiek prasiskedžia ten kažkokios tai trąšos, tarkim arbata ar kažkas tai panašaus. O hidroforo idėja tai ta pati bačka, atsiprašau, jos viduje yra įkišta kamera iš rato, kokio tikėtina traktoriaus ar panašiai. Reiks pasiskaičiuoti, kiek turiu santykis, koks turi būti hidroforo bačkoj. Žodžiu. Kamera, ją pripučiu kažkiek oro, kiek ten priklauso, nežinau kiek reikia. Ir tada viršui tam dangtį padaryta skylė su sriegiu ir ten, žodžiu, pajungta žarna, kurios kitam gale yra aklė, į kurią gali būti pajungta tas pats rūko arba kitas purkštukas, kuris veiktų kaip virslegio vožtuvas. Jeigu sistema, nežinau, įsikiša kažkokiu būdu ir siurblys visą laiką kažkokiu būdu pampuoja ir nesustoja, tai kad viskas neįsitaškytų į gabalus, pradeda purkšti rūką arba tiesiog fontaną. Ir gražu, ir visaip kitaip smagiai atrodo. Tai vat, šitas ir tada, kadangi čia yra bendra sistema, tai bendra sistema, o ta sistema, kad magistralė yra sujungta su hidroforo ten tuo bačka ir taip pat primaitinimo bačka yra ir tada siurblys. Tai žodžiu, primaitinimas visos trąšos, organika ir visa kita.
arbatytės, sriubytės visokios ten iš žolyčių. Žodžiu, labai daug organikos keliauja į bendrą sistemą, kur yra vaštuvėliai visokie, ten ta hidroforo bačka ir visa kita, tai noriu hidroforo bačkoj įdėti aeracijos žarną, kad jinai vandenį, kuris ten patenka, prisotintų kaip galima daugiau deguonies ir nesiveistų dumbliai ir visokie užžalėjimai ir panašus dalykai. Taigi, jeigu veiks, tada nereikės plauti sistemos, jeigu neveiks, reiks išplauti sistemą ir pajungti tiesiai žarną į bačką. Arba ją perkelti šičia. Tai vat. Tai tiek. Taip, tai čia ta aptarta aeracijos žarna, kuri daro burbuliukus bačkoje ir neleidžia šitamgi visam. Ir neleidžia žalumynam augti. Virsligis iškyla garų arba šituo pavidalu lašaliukais. Ir čia pasiduoda oras į žarną, kad būtų tie burbuliukai iš kur gamintis. Tai visi padavimai išėjimai tikėtina bus šitam dangtyje padaryti, nes jie dangčiai standartiniai ir jeigu ką, tai galima bus kitą pasiimti. Ir vienintelis magistralės pajungimas bus šitoj pusėje. Taip, tada šitas mazgas yra pavaizduotas šičia, kad bačka, kranelis ir jungiasi į magistralę. Čia tada iš arčiau maitinimo ta sistema pavaizduota, magistralinis vamzdis ir 45 laipsnių kampo alkūnė su daugiasūkiu kraneliu jungiasi į bačką. Bačka krūmuose, pati sandara laistymo sistemos, tai magistralinė žarna, čia pajungimas į perimetrą, šitoj pusėje tas pats pajungimas į perimetrą ir pajungimas į šitą hidroforo bačką. Tada primaitinimo bačka, tai šitas pajungimas, tada siurblys ir siurblys, žarnas sujungtas su tvenkiniu. Siurblio mazgas yra atskirai dar pavaizduotas. Taip, čia yra siurblio mazgas, tai tvenkinys, tada tas tinklinis metalinis filtriukas, atbulinis vožtuvas, magistralinio vamzdžio storio, tai šiam 3 mm vamzdis, siurblys, tada slėgio matavimo visokie dalykai. Jeigu integruoti į siurblį, tai super, jeigu ne, tai atskirai. Tiesiog kažkur šitoj vietoj tikėtinai sistema bus įdėti. Ir tada T formos atsišakojimai. Tai vienas su kraneliu yra buitiniam naudojimui vandens, kitas su kraneliu yra, tarkim, rezervuotas, tai jo gal nebus, nes gal nėra prasmės iš karto dėti, arba bus matyti nuo kainos. Tada magistralinis vamzdis pasijungia 5 laipsnių alkūnę į primaitinimo sistemą, vadinkime. Ir tada T formos jungtis į magistralinį vamzdį. Magistralinis vamzdis, čia stulpeliai gale prie perimetro ir prie kiekvienos eilės. Eilių iš viso 33 maždaug yra. Tai planuojama sistema 40 eilių, nes tikėtina kažkas sulūš kažkada. Ir vienos eilės ilgis maksimaliai 70 metrų. Tai užtenka vienai pusei to vaštuvėlio ir naudojamos bus tokios arba membraninės, dar bus matyt, kaip išeis padaryti surinkimą tokioms arba membraninėms. Jeigu
pavyks pasidaryti, kad patogiai šitas storas susirenku kažkokį ritę įdomią susikonstruoti, tai tada gerai. Jeigu ne, tai tada bus membraninės. Taip, mes kažkur pusiaukeliai dabar. Tai šis ilgis nuo tos vietos, kur pradžia buvo video, iki tų krūmynų yra 250 kažkur tais metrų. O nuo šios 2 metrų linijos iki tvenkinio yra apie 50 metrų. Priklausys nuo kurios vietos norėsiu paimti vandenį ir panašiai. Taip, tai čia tvenkinukas, iš jo siurbsiu vandenį. Ir tas tvenkinukas truputį keisis, jo krantai dar bus pabaigti tvarkyti. Ir vandenį galvoju siurbti iš ten arba čia. Tikriausiai šičia bus šiltesnis vanduo. Tai žarna, ta žarna, kuri bus siurblio paėmimas, bus pritvirtinta tikėtina prie kažko sunkaus apačioj, tada traselis arba virvelė į viršų, apie metrą nuo viršaus pritvirtinta žarna ir viršui plaukioja šitagi sala. Sala tai tas toksai plaukiantis gelbėjimosi ratas, kurio viduje yra visokių vandens augalų prisodinta. Tai va, tokia mintis, kad žarną laikyti visą laiką kažkur ties viduriu vandenio ir nebūtų kažkokio tais galimybės prigerti daug labai dumblo. Taip, čia prasideda šaltiniuota vieta, šita krūmynė. Ir kažkur šituose krūmuose turėtų būti padėta bačka. Labai tikėtina, kad šitam krūme, nes jis prasideda kažkur tais šičia ir čia baigėsi. Atsiprašau. Taigi, didelis krūmas ir jo vidury turėtų tilpti bačkelė su kažkokiu tais pakelimu. Pakelimas bus tokio aukščio kaip štai ta krūva. Šita krūva ties popieriaus lapu ir viršui tai kažkur tais grubiai iki šitos vietos pakeltas. Apie metrą, metrą su pusė pakeltas bus. Ir šios šakos bus supintos kažkaip, gali būti, kad panašiai kaip šičia, nes čia pirmą kartą pyniau ir tokį stresą augalas atlaiko, tai tikiuosi, kad atlaikys ir gal daugiau, kadangi labai uglus medelis, tai turėtų greitai atsistatyti, sustiprėti ir toliau sau leisti visokius ugliukus. Tai įsivaizduokime, kad pradžia bus panaši kaip šito. Tik tai šakos formuojamos į tokį ritulį, ant kurio stovi bačka, ir po to iš to ritulio jos apsigaubia aplink bačką ir eina į viršų.
Tai tas šakas bus naudojamas ir bačkos paslėpimui, ir vėliau laikymui, kai užaugs į storą didelį medį. Ir dar jos ir laikys tvorą, kuri bus ant šitų stulpų. Ir kurios apačioje bus ta perimetro žarna, kuri laistys aktinidijas. O štai šičia palipus ant kalno yra labiau šaltiniuota vieta ir jinai kol kas radau, kad aukščiausiai yra. Aukščiausiai vietoje čia yra padaryta duobė, kurioje dabar jau daug yra augmenijos. Ir šičia bus formuojama šeimos oazė, toks draustinis. Tai šičia išlyginta šitą aikštelę turėtų prasitęsti ant šio nuėjimo ir bačkos aukštis bus arba toks, kaip jinai padėta ant šito kalno, arba šito aukštesnis. Tai priklausys, kiek reikia aukščio, tiek ir bus. Šita vieta yra gerokai aukštesnė už visą sklypą. Tai jeigu telefoną pridėsiu prie žemės, dabar pastatytas telefonas iš principo ant žemės, tai ties žemės viršum kažkur gali būti pašiūrės viršus. Tai va, tai jinai aukščiau, apie, tarkim, kokie 3 metrai aukščiau. Tai bačka bus apie, tarkim, 3 metrai, gal 2, tebūnie metrai aukštyje, negu kad pagrindas visų žarnų ir eilių laistymo sistemos. Taip, magistralė gali turėti I formos atsišakojimą. Tai I formos atsišakojimas būtų štai toks. Jeigu dabar magistralė baigėsi šičia, tai gali būti, kad jinai prasitęs truputį į šitą vietą ir čia bus bokštelis. Ir tada čia bus koks tai I formos, tarkim, sujungimas arba T formos sujungimas galbūt šičia nuo to pačio bokštelio arba ne. Kad išlaikyti storį žarnos šitoj vietoj būtinai. Ir pajungta bačka. Šita bačka stovi šitam krūme. Kažkur tais tikriausiai 2-3 metrai aukštyje. Tai šitas aukštis bus 2-3 metrai aukščiau negu šita dalis. Grubiai ir šita dalis. Galbūt netgi šitos kažkiek. Šita žemiausia dalis yra. Tai vat, šičia. Ir tada nuo šičia gali pasijungti dar laistymas šitai daliai, kuri yra nenupiešta. Bet ši tvora, šitie kolai reprezentuoja kažkur tais reprezentatuoja. Žodžiu, rodo šitą vietą, šią vietą. Mes esame šioje vietoje. Tai va, tai čia perimetro žarna ir šičia pasijungia į šios erdvės laistymą. Kadangi ši erdvė yra kažkiek tai šešėliuota, nes yra miškas, šešėlis krenta kažkur iki šitos vietos. Tai galimai aš norėsiu kurti, kad šita vieta būtų čiutka drėgnesnė, tokia kaip tropikinė biškiuk. Kad galima būtų auginti kokius įdomesnius augalus, kurie, tarkim, jeigu tokių yra, nelabai mėgsta šviesos, bet mėgsta labai daug drėgmės. O jeigu rasiu labai
kokį tinkamą ir šaunų augalą, kuris tebūnie atlaiko žiemas, bet jam reikia labai daug drėgmės ir šaltį toleruoja. Tai žiemas atlaiko, šaltį toleruoja gerai, reikia daug drėgmės ir saulės kažkiek, tai gal naudosiu lempas lauke. Ir kai švies saulė, švies lempa ir tada maitins tą augaliuką, kuris gyvena sukurtoj terpėj. Tai vat, čia yra kita mintis su šiuo, iš principo, šia šaltiniuota vieta. Tai čia yra eksperimentas, ar galima aukščiau vandenį turėti skirtingose aukščiuose. Tai galima ir dabar bus ieškoma aukščiausios vietos, kur čia kaupiasi vanduo, natūraliai pakankamai sparčiai. Ten bus pradžia ir nuo tos vietos formuojami nubėgimai kriokliai. Kriokliai vadinasi, tai kriokliukai, kur iš vieno lygio į kitą ir taip subėginėja ir galop į šitą tvenkinuką, kuris turėtų neužilgo būti apsodintas, prisodintas visokiausiais augalais, ne vien tik tai natūraliai augančiai šitais visais. Ir viskas tada bėga į žarną, kuri yra pakasta ir atsiveria tik tai balos gale, kur padarytas irgi fontaniukas, akmenukai, viskai ten labai gražu ir labai gerai. O šita vieta. Tai mano noras būtų kažkaip pažaboti šitą šaltiniuotą vietą. Čia kasinėjaus ir grėžinėjaus. Labai šauni žemė. Norėčiau užuosti ją, kaip jinai kvepia, bet dėja neužuodžiu. Taigi, šita vieta yra labai šlapia ir čia kaupiasi vanduo. Taip pat kaip ir šitų krūmų. Ten matėsi toks juodas plėmas, tai ten irgi labai daug vandens. Ir jisai bėga kažkur tais nuo šios vietos. Iš čia sunkės ir bėga. Tai vat, mintis būtų čia iškasti tokį rezervuarą, kuris eis, kuris eis šitoj vietoj. Kaip pieštukas. Vat kažkur tais taip. Ir susijungs su dabar esančiu tvenkinuku. Tai šis grevelis, ne grevelis, čia toks bus tvenkinukas kažkur tais tokių matmenų. Čia susijungia su šituo, tada čia aplinkui eina ir užeina ten ir vat štai toks. Su salytėm. Tai reiškia, šitas krūmas nebus naikinamas, jisai bus tokia kaip salytė, o vanduo bus aplinkui. Aplinkui kelmus kažkiek tais galbūt pravalant ir atveriant šaknis. Taigi, čia ta šlapia vieta prie pat šaltiniuko. Ten yra pratekėjimas, jis bus iškastas toksai pratekėjimas. Šita vieta bus iškasta, šita, kur šlapia ir vanduo stovi. Ir nuo čia kažkur tais dar neaišku, šita vieta labai neaiški, bet šita vieta aiški. Tai šičia bus sienelė ties krūmais. Krūmai formuoja sienelę ir ties pieštuku. Eina link manęs ir čia susijungia. Sienelė tai tikėtina idealiausiu atveju akmenų, tokia senoviška kaip pilies liekana ar kažkas tai panašaus, kuri turėtų suformuoti iš čia žiūrint
tokį vienodo praktiškai aukščio darinį, kuriame bus vandens rezervuaras, kuris teoriškai turėtų savaime pasipildyti, nes yra šaltiniuota vieta ir čia visą laiką stovi ir kaupiasi vanduo. Tai aš tą vandenį surinksiu į didesnę talpą, kurią galėsiu panaudoti laistymui. Tai čia bus siena. Toj sienai po kraniuką. Arba vienas kranas ir tiesiog paskirstymai. Ir tada žarnelės eina ant lauko. Tai dabar jeigu... Čia dar vienas bandymas pinti medį ir kaip jisai tai reaguoja. Nusprendžiau, kad geriau yra pasimokinti, kaip formuoti, tarkim, taip vat medžius ir žiūrėti, kaip gaunasi po 5 ar ten kelių metų. Ar taip, kaip tikiesi, ar visai ne taip. Ir neigu, kad išpjauti, ištratyti visus krūmus ir pliką lauką palikti. Tai vat, išnaudosiu tai, kas jau yra. Ir pasimokinsiu, kaip tekas. Tai va, šitą vietą šlapuoja, na jau įsisuka atgal, už krūmų ir visas šitas ruožas yra šlapis. Tai tikslas ten iškasus padaryti taip, kad vanduo rinktųsi vienoje vietoje aukštai ir nubėgtų žarna į tvenkinį, o nebėgtų į šitą pusę ir šlapintų šitą visą lauko dalį. Nes jeigu žiūrėtumėm iš viršaus, iš droniuko, tai matosi, kad šitas toks ruožas yra šlaptelėjęs. Tai va, žiūrėsim, ar išeis šią hipotezę vadovaujantis sutvardyti šitas visas gamtos jėgas ir jas panaudoti saviems tokiems reikalams, kaip kad natūralus laistymas be siurblių visokių ir panašiai. Bet dabar bus siurblys. Kol kas. Kolik šita idėja bus ištestuota. Taip, tai pristačiau laistymo sistemą. Dar nemoku montuoti, tai gaunas kaip gaunas. Ir tikiuosi perteikiau savo visą viziją pakankamai vizualiai, kad galima būtų pasižiūrėti, kaip čia viskas gali būti padaryta. Tai vat, laukiu komentarų, patarimų ir visokių kitokių dalykėlių, kurie padėtų kuo greičiau įgyvendinti šitą sistemą ir paleisti gyvybę, kad jinai savo gražiai gyventų. Tai ačiū Jums.